Klaipėdos universiteto nardymo klubo Amfibijos narai Vištyčio ežere išbandė savadarbį giluminį nardymo prietaisą. Batiskafu vadinamą aparatą savo rankomis sukonstravo pasienio pareigūnas Gintautas Pyragas. Anot Klaipėdos universiteto narų, autorius konstravo šį įrenginį siekdamas įgyvendinti vaikystės svajonę apžiūrėti povandeninį pasaulį. Batiskafo pagalba galima patogiau atlikti įvairius povandeninius tyrimus. Mat naras giliai po vandeniu gali išbūti tik trumpą laiką, o su batiskafu tai įmanoma net 4 ir daugiau valandų. Reikėjo įsitikinti, kad užtenka balasto, svorio, kad jis galėtų panerti. Ir reikėjo įsitikinti, kad tai tikrai užtenka, jam pakanka oro atsargų, kad išnert galėtų. Va tą dalyką mes ir patikrinom. Patikrinom, kaip veikia varikliai. Įsitikinom, kad oro atsargų pakankamai daug ir jo užtenka. Ir aparatas pradėjo nardymus kažkur tai 14 valandą, baigė 18 valandą ir oro atsargų dar pakankamai daug buvo. Tokį įrenginį labai sudėtinga pagaminti. Klaipėdos universiteto nardymo klubo prezidentui dar nėra tekę girdėti, jog kas nors Lietuvoje būtų sukonstravęs kažką panašaus.